pakviesiu Kęstutį Švėgždą, paplokim jam ir padrasinkime. Pristatys, kas yra Viklių žmonių bendrija. Visiems labai įdomu, ypač tiem, kurie pirmą kartą atėjo, kas visą tai suorganizavo, kas čia vyksta, dėl ko tai vyksta. Visiems kyla daug klausimų ir trumpai norėjau pristatyti mūsų bendriją, mūsų tikslus, mūsų istoriją. Jeigu ką labiau domina visai mūsų bendrijos pradžia, yra tokia knygutė Laimingiausi žemėje žmonės. Tai jūs jau matėte tuos vyrus, kurie čia vaikšto, kalba, kokie visi su šypsenam, kokie laimingi. Tai čia apie mus, žinokit, apie mūsų bendriją. Tai vot ir šitų knygučių, čia tikrai visos aš neperpasakosiu, jinai yra labai lengvai skaitosi, labai gražiai parašyta ir čia yra tikros istorijos vienos šeimos ir ta šeima labai glaudžiai susijusi su mūsų bendrijos pradžia, su jos atsiradimu. Ir tas knygutes galima įsigyti prie šitą ten, kur kavos staliukai yra tokie šalia. Yra ten tų knygučių, galima už 3, man atrodo, eurus nusipirkti. Taip kad tikrai raginu, tikrai labai man bent skaitant visada pakelia tikėjimą, pakelia nuotaiką, labai gera skaityti. Tai vat mūsų bendrija atsirado daugiau kaip prieš 70 metų. Ir jos pradininkas viešpats įdėjo tokiam Demosui Šakarianui, jisai amerikietis, armėnų kilmės amerikietis ir jo labai įdomi ir šeimos istorija, kaip viešpats labai glaudžiai susijusi, labai tikinti šeima ir labai glaudžiai susijusi, jie kiekvieną darbą visada melsdavosi ir prašydavo Dievo pagalbos. Ir jiem buvo išpranašauta, kol jie dar gyveno Armėnijoje, kad jie turi iš Armėnijos išvažiuoti į tą kraštą ir kai jie pakluso viešpačiui, tam krašte, kai jie jau išvažiavo, kaip tik buvo tas turkų puolimas ir armėnų tautos genocidas, virš milijono armėnų buvo išžudyta, vat kaip viešpats juos apsaugojo. Po to, kai jie iškeliavo į Ameriką, jie ten įkūrė pieno ūkį ir visada jie visuose darbuose prašydavo viešpatės pagalbos. Todėl viešpats juos laimino ir jie įkūrė pieno ūkį, kuris vienu metu net buvo Amerikoje pats stambiausias pieno ūkis privatus. Tai vat viešpats taip laimino. Ir jisai turėjo Demosas Šakarianas, mūsų bendrijos pradininkas, jisai buvo maldininkas ir turėjo nuostabų iš viešpatės patepimą organizuoti visokius renginius. Ir vieną kartą, kai jie darydavo visokius, užsakydavo stadionus, užsakydavo evangelizacijas, kad kuo daugiau žmonių išgirstų apie viešpatės darbus, apie jo veikimą, kad viešpats gyvas, jis veikia šiandien, čia ir dabar. Ir jisai pamatė, surinko apie 100 vyrų to krašto, verslininkų. Ir grinai, kad surinkti paaukojimus, kad galėtų užsakyti ten didelį stadioną tokiem darbam. Ir jam taip labai įdomiai pamatęs ir liktai virš vieno vyro pasirodė jam tokia kaip šviesa apšviestų. Ir toks šventoji dvasioje toks paraginimas. Nekalbėti pradžią apie paaukojimus, o jisai tos vyrus pradėjo vieną vyrą, antrą vyrą pakviesti, ką viešpats jo gyvenime padarė. Ir visų nuostabai, tie trumpi labai liudijimai, vienas išėjo paliudijo, kaip po maldos išgijo iš 4 stadijos vėžio, kitas kaip išlaisvino iš alkoholizmo priklausomybės, trečias kaip šeimoje santykiai atsistatė ir taip keli vyrai pasidalino po kelias minutės ir jis suprato, kad tie dalykai apie gyvą Dievo veikimą suveikė daug labiau negu ilgi pamokslai. Ir viešpats jis pamatė, kad čia yra nuostabus Dievo darbas ir jisai dar turėjo tokį, jisai įdomu, visada stebėdavo, jisai kai tikintis, jie kiekvieną sekmadienį eidavo į bažnyčias ir jam būdavo labai keista, kai bažnyčiose visada daugiau moterų. Jisai net pradėjo skaičiuoti ir vienu metu jam net pasirodė, kad prie vienam vyrui tenka 9 moteris, tai va tokių santykių bažnyčias eina. Ir jam taip keista būdavo, nes vyrai yra šeimos galva, vyrai už viską atsakingi ir kodėl tie vyrai neina į bažnyčią, neina prašyti Dievo pagalbos. Tai vat, ir jisai prieš vieną tokį renginį pasidalino ir jam vis kilo tas, kaip čia padaryti, kaip tos vyrus
pritraukti prie viešpatės, kaip pritraukti, kad vyrai grįžtų pas viešpatį, kad grįžtų į bažnyčias. Ir pas jį buvo atvažiavęs toks nuostabus evangelistas tuo metu Amerikoje, Oralas Robertsas, ir jisai paklausė, sako, man širdį viešpats įdėjo tokią idėją, tik ar tu pritartum, ką tu galvoji? Ir jisai taip gražiai pasimeldė, sako, tai viskas būna iš viešpatės, kad viešpats surinktų žmonės, surinktų viską, nes idėja labai gražiai, ir jis pasimeldė, kad viskas būtų su šventosios dvasios pagalba. Ir tada jie surinko vyrus, visi sutarė, kad gera pradžia, ir nutarė kurti tokią bendriją, ir į pirmą susirinkimą visi atvažiavo, atėjo 18 vyrų, jo ištikimų draugų, jis tikėjosi, kad bus daugiau, bet pradžiai buvo gerai, visi pasiskirstė, kas už ką atsakingas. Ir jie pradėjo tokius rengti kartą į savaitę, irgi tokius panašiai, ir šitą, kad visi pasivaišintų pietum, kad žmonės išgirstų, kaip viešpats veikia jų gyvenime su liudijimais, bet kažkaip nieks nevyko. Iš jų susirinkimų, iš tų 18 vyrų per metus laiko liko 13, ir vieną vakarą prie jo žmona net priejo, žinai, sako, kad mums čia kažkas nevyksta, sako, kad visi tik ateina, pavalgo ir kažkaip nei žmonių daugėja. Ir dar vienas iš vyrų, kuris buvo vienas iš direktorių, stambus verslininkas, ir jisai atėjęs, sako, žinai, Demosai, jeigu čia viešpats neveikia, tai ir tikriausiai gal mes kažką netaip supratom. Aš šią bendriją, jeigu nieks čia nepasikeis per paskutinę savaitę, sako, tai tada gal mums geriau skirstytis, aš šią bendriją neduosiu nei 5 centų. Ir Demas, o jam buvo ta širdį, ir jis suprato, sako, man tikrai viešpats kalbėjo, ir jisai per tuos metus, kol ten viskas vyko, jisai bandė ir važinėti po Ameriką, jis buvo net į Europą atvažiavęs, visiems tą idėją pristatinėjo, kad čia visi sutikdavo, viskas tvarkojo, graži idėja, gražios mintis, bet kažkaip nieks prie jo nesijungdavo, nieks jo nepalaikydavo. Ir toks nusivylimas jam buvo. Ir vieną vakarą jis tada kai jau turėjo būti tas paskutinis susirinkimas, išvakarėse jisai pasidar, kaip tik atvažiavo ir toks draugas jo, irgi pastorius Tomas, kuris būdavo, kaip jisai rašo šioje knygutėje, žmogus, su kuriuo gali visada pasiguosti, su kuriuo gali paprašyti pagalbos. Jie prie vakarienės išsikalbėjo ir Demosas sako, rytoj tas paskutinis susirinkimas, aš tikrai neužmigsiu, aš einu melstis į savo kambarį. Tas jo draugas irgi sako, o aš einu į savo kambarį, nes jis pasiliko nakvoti, sako, aš irgi melsiuosi. Ir jam beeinant šventoji dvasia ant jo taip tiesiog užliejo jį, jisai nebegalėjo išstovėti ant kojų, kai jisai nuėjo melstis, kad jisai perpuolė ant žemės. Ir viešpats jam tiesiog parodė, sako, Demosai, sako, tu viską bandėjai daryti, nuo pat pradžios tu puoliai viską daryti savo pastangom, grinai iš savęs. Sako, už tą tau nieks nesisekė, tu neprašai mano pagalbos. Jisai tada atsiprašė, taip viešpatė, ir jam labai įdomiai tada jis atsiklaupė ant kelių ir viešpats jam parodė, liktai atvirą kambarį, liktai, nes tuo metu buvo naktis, o jis pamatė lik dienos šviesa, visas dangus atsivėrė, lik klubų nebeliko, ir jisai viešpats jį iš kūno, jis pamatė savo kūną ir dvasiai pakėlė jį iš kūno, ir jis pamatė savo miestelį, savo namus, po to visą Ameriką pamatė. Ir įdomus jausmas, sako, buvo, kad atrodė iš labai aukštai, bet žiūrėdamas galėjai pritraukti žmonės. Ir jis matė milijonus žmonių, milijonus vyrų stovinčių, viens prie kito, vos ne pečiais susiglaudusiais, bet visi stovėjo kaip negyvais veidais. Jie stovėjo šalia, bet buvo kaip svetimi. Ir viešpats jam sako, va taip yra, kai mes viską darom tik savo pastangom, sako. Tu dabar pažiūrėk, kaip viskas akimirksniu pasikeis, kai aš dabar pradėsiu veikti. Ir jis taip pat pasižiūrėjo, ir visų veidai buvo švytintis, laimingi, visi stovėjo viens į kitą žiūrėdami kaip į brolius. Ir jam pasirodė, kad tai yra patys laimingiausi žemėje žmonės. Todėl ir mūsų knygutė taip ir vadinasi, laimingiausi žemėje žmonės.
Ir va tada jisai pamatė tą regėjimą ir apsidžiaugė. Ir kai jisai išėjo iš kambario, žmona sako, tu kažką girdėjai iš viešpatės, kažką matei. Jis sako, aš ne tik girdėjau, aš ir pamačiau. Ir kas įdomiausia, kai jisai išėjo, žiūri jo draugo kambarį, kuris jį žadėjo palaikyti maldo, irgi pro durų apačią šviesa sklinda. Jisai tada pasibeldė, tas draugas, taip, sako, aš irgi nemiegu, jis išėjo. Sako, žinai, sako, aš maldoju, tokia šventosios dvasios užliejimas, sako, kokio aš 100 metų nebuvau pajutę, sako, taip galingai šventoji dvasia. Jis nematė tų regėjimų, bet jis taip jautė, kad viešpats arti. Tai vat viešpats taip galingai veikia, jis patvirtina savo planus. Ir kai jie jau iš ryto, jis tada visą naktį nemegojęs iš ryto nuvažiavo į tą susirinkimą, kaip jis galvojo, kad paskutinė, priejo irgi dar jam ateinant, priejo tas jo draugas irgi iš bendrijos, kur sakė, kad 5 centų neduotų už bendriją ir padavė jam voką. Jis iš pradžių galvojo, taip mintyse galvojo, kad čia jau jo atsistatydinimo raštas. Bet jisai pažiūrėjo, taip atsargiai pravėręs žiūri, tenai čekis $1000. Jis taip nustebo, suprato, kad ne jam vienam viešpats kalbėjo. Ir dar kaip tik prie durų jį pasitiko dar vienas žmogus, kurį viešpats irgi jam neleido užmigti naktį, liepė, kelis kartus viešpats jam kartojo. Jis gyveno apie 600 km nuo tos vietos, kur jie rinkdavosi. Sako, tu privalai važiuoti į tą susirinkimą. O jisai buvo spaustuvininkas ir jis visą naktį važiavo ir atvažiavę, sako, aš nežinau ką, bet viešpats mane atvedė, kad aš kaip spaustuvininkas pasiūlyčiau jums savo paslaugas. Nes, sako, jūsų bendrijai reikės klaidos, reikės informacijos, plakatų, knygų ir visko, ko reikia, kad viskas vyktų. Ir tada jie tikrai pamatė, kad viskas užsikūrė ir labai įdomiai. Ir tas žmogus, kuris tiesa atnešė $1000 čekį, jisai, kaip jisai po to pasakė, sako, tu turi paaukoti tokią sumą, nes tu būsi pirmas, kuris paremsi tą bendriją. Jam tokią garbę suteikė ir jis su džiaugsmu tą padarė. Va taip mūsų bendrija ir užsikūrė, taip atsirado iš to vieno skyriaus, kuris ten vis mažėjo, traukėsi. Jie jau nebetilpdavo į tą vieną salę, kiek viešpats surinkdavo žmonių, tada pradėjo skyrius po skyriaus rinktis, taip išplito Amerikoje visoje, Kanadoje, Meksikoje, po to po visą pasaulį pasklydo. Šiuo metu tai yra pati stambiausia vyrų krikščionių bendrija pasaulyje, jinai jungia pasaulyje yra virš 4000 skyrių, 120 ar 150 tų šalių, aš net nežinau, visų neaplankiau, taip tiksliai galiu ir suklysti. Bet iš Dievo malonės gal kada aplankysiu. Tai mūsų prezidentas, tarp kitko, šiuo metu yra Nigerijoje. Ar kie? Afrikoje, šiuo metu Afrikoje irgi mūsų skyriui pakvietė lankytis jisai mūsų Lietuvos, mūsų bendrijos prezidentą. Tai vat ir buvo nuostabus tas dalykas, kad ta bendrija išsklydo po visą pasaulį ir vyrai visur važiavo, visur liudijo. Ir svarbiausias dalykas, kad buvo viešpatės planas, kad nežiūrint į jokias konfesijas, visų konfesijų vyrai, kad būtų vieningi, svarbiausia, kad visi pažintų Jėzų, pažintų jo veikimą, pažintų galingą jo jėgą, kad jie vyrai įtikėtų, kad turėtų bendravimą su viešpačiu ir kad visi grįžtų į bažnyčias, nes tai yra didžiulis palaiminimas yra šeimom. Ir taip, kaip minėjau pradžiai, mūsų bendrijai jau virš 70 metų. Į Lietuvą pirmie vyrai atvažiavo prieš 32 metus, iš Amerikos irgi keli vyrai. Ir tai prasidėjo irgi, užsidegė viešpatės ugnis, pradėjo degti ir Lietuvoje. Per mūsų bendrijas, tai prieš porą metų buvo mūsų 30 metų jubiliejus Kauno halėje, po to pernai buvo pas mus, ar čia palaukiau, šiemet buvo, tas laikas labai greit bėga, tai šiemet buvo pirmą kartą Lietuvoje visas Global forumas, kur Žalgirio arenoje buvo 1000 žmonių, atėjo, išgirdo nuostabius liudijimus ir tas formatas iš tikrųjų ir išliko, kad mes šlovinam
viešpatį savo giesmėm, mes vaišinam pietumis. Ir po to jūs išgirsit nuostabius liudijimus, kaip viešpats pakeitė žmonių gyvenimus, aš asmeniškai jų istorijas. Ir iš tikrųjų raginu visus vyrus, aišku, moteris irgi, kreip žvilgsnius į viešpatį, priimti viešpatį į širdį. Ir jeigu jums čia patinka, mes renkamės, čia Žaroj darom tik tai kartą į mėnesį bankėtus tokius, kaip šiandien. Bet renkamės, susirinkimus darom kartą į savaitę, trečiadieniais Mačkevičiaus gatvė 5:19 valandą. Taip, kad jeigu kam patinka, ateikit, kartu šlovinsim, kartu melsimės ir viešpats galingai veiks. Todėl tiek trumpai. Ačiū visiems, būkit palaiminti. Amen. Tiek daug pasakė, kad nebėra net ką be pridurti, bet pagrindinę dalyką nepasakė. Mes trečiadienis nesusirenkam tik tai giedoti ir melstis, nes čia gal nieks neateis. Mes geriam arbatą, valgam sausainius, pyragėlius, Alvydas iš kepyklėlės šviežių pyragų atneša, tortai kartais būna. Tai ateikit tikrai. Ir ne tik vyrai kviečiame, ir moteris. Pas mus ir moteris, ir vyrai. Žmonės kviečiam tiesiog ateiti į tokius susirinkimus. Trečiadienį 7 val. Mackevičiaus gatvė 5.